Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas su greita pamokėle, kaip parašyti euro simbolį. Taigi yra daug būdų jį parašyti ir priklauso taip pat nuo kokia jūsų yra klaviatūra ir panašiai, bet ant visų klaviatūrų veiks Alt klavišas ir 0128. 0128 reikia paspausti ne viršutiniuose skaičiuose, bet šoninėje klaviatūroje, taigi pabandykime. Nuspaudžiu dešinėje pusėje esantį Alt 0128, atleidžiu Altą ir euro simbolis parašytas. Taip pat daugumoje europietiškų klaviatūrų galima paspausti Ctrl Alt E, tai yra kairį Ctrl arba Alt GR ir E. Alt GR yra dešinys altas prie space'o dešinėje, o normalus altas yra kairėje spacebar tarpo klavišų. Taigi pabandykime Ctrl Alt E ir matome buvo kažkoks parašytas neaiškus simbolis ir tai yra todėl, nes pas mane nustatyta angliška klaviatūra. Taigi nustatykime lietuvišką klaviatūrą, ištrinkime ir pabandykime dar kartą Ctrl Alt E ir matome euras parašytas. Arba Alt GR ir E, taip pat matome euras parašytas. Airiška ir UK klaviatūra. Taigi, jeigu turite nusistatę anglišką klaviatūrą, galite paspausti Ctrl Alt ir 4. 4 yra viršutinėje klaviatūros pusėje, ne dešinėje pusėje, kur atskiri klavišai. Ir taip pat dešinys altas ir 4 taip pat veikia, kai yra nustatyta angliška klaviatūra. Ant amerikietiškos klaviatūros galime nuspausti dešinį Alt ir 5 arba Ctrl Alt ir 5. Bet Lietuvoje dažniausia bus naudojama štai ši kombinacija. Ctrl Alt ir E arba Alt 0128. Ant Maco, priklausomai nuo jūsų Maco regiono, kokia jūsų suinstaliuota klaviatūra ir panašiai, bus štai viena iš šių kombinacijų. Ko gero, Option klavišas ir E yra pirma kombinacija, kurią pabandyčiau, kadangi neturiu Maco, negaliu pabandyti, bet viena iš šių kombinacijų ant jūsų Maco tikrai suveiks. Taigi, tiek apie euro simbolis, nepamirškite nusistatyti atitinkamos klaviatūros ir tada naudoti Ctrl Alt E, jeigu jūsų klaviatūra yra lietuviška. Su jumis buvo Vytautas ir susimatysime kitoje pamokėlėje. Nepamirškite prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojate, ir iki.